Viskas. Nepavyko. Vaikučiai liks neaprengti. Nes Juozas metė Ramūną. Nors ne. Ramūnas suviliojo Juozą ir tada metė. Iš pradžių žėrė komplimentus, vėliau kvietėsi į rūmus, pats į svečius važiavo, tapo artimu klientu. Gražų užsakymą žadėjo, net projekto vadovę Gretą tam reikalui priskyrė, o po to tyla. Nei skambučio, nei žinutės. Juozas jau savo pieštuką buvo pasigalandęs, eskizus ruošėsi pradėti piešti, o Ramūnas tyli. Ir tada teko Juozui išplatinti laišką, kuriame aiškiai pasakė: viskas, skyrybos. Ramūno reakcijos niekas neskelbė, todėl paskelbsime mes. Po blatų gavom tą Ramūno atsakymą, bet kai toks graudžiai gražus, negalime nutilėti. Taigi Ramūno atsakymas Juozui. Tiesa, tą atsakymą Ramūnas įkalbėjo ne pats, o užsakė pas garsią Lietuvos dainininkę. Prieš tave esu aš kaltas ir taip pat žinau, kad per daug ilgai tylėjau ir daug ką slėpiau. Su tavim aš tik žaidžiau, melavau tau viską. Buvo gaila tavęs, tu toks vienišas. Tu manim labai tikėjai, aš to nevertas. Aš tavęs tik pagailėjau, kai kvietei mane. Man patiko marškiniai, tavo juodos klumpės, bet kodėl, nežinau, nenorėjau mokėt. Bet tylėjau ilgai. Man patiko tik būt labai geru, nenorėjau mokėt. Ir visi kartu nenorėjau mokėt.